Finišavo Vilniaus Eko krepšinio lygos pirmenybės. 4 stipriausios komandos išsiaiškino galutinės pozicijas. Visų pirma, šeštadienį dvikovoje dėl 3. vietos lyderių komanda susitiko su Vilko brolija. Nuo pat pirmųjų minučių lyderiai iš karto atsiplėšė į priekį ir pirmavo 22-13. Vaizdas aikštelėje nepakito ir antrajame ketvirtyje, kurį lyderių komanda taip pat laimėjo 5 taškų skirtumu, rungtynėms įpusėjus pirmaudama 40-26. Tačiau Vilko brolija nepasidavė ir trečiąjį kėlinį laimėjo minimaliai, o ketvirtajame bandė sportuoti. Deja, jėgų pritrūko ir dvikova 74-56 laimėjo bei bronzos medalius iškovojo lyderių komanda. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 24 taškus įmetęs Edmundas Katovičius, 18 pridėjo Antanas Geištoraitis, 17 Tomas Silvanavičius. Tuo tarpu Vilko brolijos sąskaitoje 19 taškų pelnė Lukas Lemežis, 10 taškų įmetė Edgaras Pokanevič. Dvikovai pasibaigus pakalbinome lyderių ekipos vadovą Mindaugą Nakrošį. Gal kažkiek tikėjomės ir sunkesnių rungtynių, vis tiek varžovas prieš Skaidiškes buvo išlošęs antras varžybas stipriau. Labai padėjo mums sugrįžęs po traumos Antanas Geištoraitis, tai dėkui jam. Laimėjom ten labai stipriai kovą po krepšiais, pavyko išnaudoti tą ūgio pranašumą prieš varžovus. Nežinau, varžovam pasirinkom tokią gynybos schemą, kad varžovai galėjo kažkiek laisvesni iš tritaškio mėtyti, ne viską pataikė, tai pasiteisino turbūt. Patys puolime stengiamės daugiau perdavimų atlikinėti, įmesti savo aukštesniam žaidėjom po krepšiu ir pakankamai viskas gerai gavosi. Tuo tarpu Eko lygos didžiajame finale susikovė Radvilų ir sporto klubo Skaidiškių komandos. Rungtynės gerokai geriau pradėjo SK Skaidiškių klubas, kuris po pirmųjų 10 minučių pirmavo nežymiai 13-11. Antrasis kėlinys visiškai priklausė Vilniaus apskrities komandai ir jinai spurtavusi 9 taškų skirtumu rungtynėms įpusėjus pirmavo jau 36-25. Tačiau Radvilai neapsutriko ir trečiajame kėlinyje pradėjo aktyvinti savo gynybą ir labai ženkliai pagerino puolimą. 23 pelnyti taškai ir prieš lemiamą ketvirtį beveik lygus rungtynių rezultatas. Ketvirtajame kėlinyje Radvilai ir toliau pratęsė savo spurtą ir sėkmingai jį laimėdami iškovojo pergalę 67-62, taip tapdami pirmą kartą komandos istorijoje Vilniaus krepšinio Eko lygos čempionais. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 30 taškų pelnęs bei be keitimo rungtyniavęs Ignas Gutmanas. 22 taškus pridėjo taip pat be keitimo rungtyniavęs Pijus Kiaušas. Tuo tarpu sporto klubo Skaidiškės gretose geriausiai pasirodė 15 taškų įmetęs Marius Bukauskas, 13 pridėjo Kristupas Gabrielius Kuklys. Didžiojo finalo metu taip pat buvo išrinktas ir naudingiausias jo krepšininkas, kuriuo tapo Radvilų komandos atstovas Ignas Gutmanas, surinkęs 27 naudingumo balus. Po dvikovos pakalbinome abiejų komandų atstovus. Sezono pradžioj subūrėm komandą, sakant, savo malonumų pasižaidimui jokių aukštų tikslų nekėlėm. Aišku, norėjosi daugiau varžybų laimėti negu pralošti. Manau, tai visiems aktualu, nes kai daug pralašinėjai, tada ir nuotaikos komandai blogos, ir nusiteikimas. Manau, pirmame etape viskas klostysi tai, kaip ir turėjo klostysi, visos stipresnės komandos buvo aukščiau už mus, kaip ir Radvilai, kurie šiandien laimėjo. Patekus Eko lygoje varžovai buvo žymiai silpnesni ir aišku, mūsų pasitikėjimas su jaunom varžybom auga, nes kai žaidži stiprius varžovus ir laimi, jautiesi pakiliai ir atrodo, kad jau kalnus nuversi. Aišku, ir lygis komandų žemesniai lygiai buvo daug silpnesnis. Sėkmingai, aišku, įveikėm ketvirtfinalį. Pusfinalį, aišku, turėjom šiek tiek problemų antrose varžybose. Gal neįvertinom žaidėjų, gal nusiteikimas buvo kažkas, nekoks, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai ir patekom į finalą. Finale manau, kad
pirma pusė klostėsi taip, kaip mes buvome viską suplanavę ir dengėm jų lyderius ir jų lyderiai negalėjo daug pasireikšti. Ir manau, nepelnė savo taškų, kuriuos kalbėdavo. O mums sekėsi įmesti ir laisviems, ir tritaškių ganėtinai nemažai. Ko, manau, pritrūko antroji pusė. Antroji varžybų daly išėjom gal nepilnai nusiteikę varžybom taip, kad jie spaustų taip pataikys, o mums niekas nesigavo. Bandė imti minutės pertraukėlės, kurios nelabai ką pakeitė, ir blogai buvo, kad mes juos paleidom ir jie užsivedė. Ir iki galo likus gal 3 minutėm persvėrė rezultatą. Aišku, kaip ir kiekvienoj komandoje, kiekvienas iš žaidėjai nori kuo greičiau mesti ant tritaškį, kad grįžti vėl į pliusą ir laiminėti, kas mums sunkiai sekėsi. Ir net iš po kašinio pataikydavom, ir tie žaidėjai, kurie turėjo imtis lyderio savybių, jiems irgi niekas nesigavo. Šiandien, manau, labai pritrūko mums Artūro Škilovičiaus indėlio, kuris gal dėl darbo, gal dėl nuovargio ar kas, bet labai sunkiai jiems sekėsi eiti šitą žaidimą ir jisai, manau, suždė prasčiausias varžybos nuo tada, kada žaidė už mus. Nu ką, varžovai šiandien buvo stipresni, laimėjo, sėkmės jiems. Toliau gal 3 metais sutiksime vėl. Negaliu labai garsiai kalbėti, nes prareikiau visą balsą. Reikėjo pašūkauti, reikėjo pasinervuoti, bet tai, aišku, yra truputį gerai, nes finalas toks ir turi būti. Kadangi jau antras čia mūsų finalas, pernai žaidėm pavasario lygoje, tai apie pernai finalą turbūt net nesinori prisiminti. Minus 50 taškų, tai buvo ne finalas, o pasityčiojimas. O šiemet tikrai buvo tikras, aš manau, kad buvo tikras finalas. Tikrai rungtynės buvo įtemptos, nei viena, nei kita komanda nepabėgo labai toli. 3 kėlinius atsilikinėjom. Gerai, kad ketvirtam kėlinį liko iš tikrųjų dar kažkiek jėgų. Išnaudojom jas paskutinės, lyderiai išsikvėpė, išsitaškė. Beveik be jėgų, bet buvo verta, smagu laimėti. Bendrai paėmus sezoną, nežinau, galvojam, kad turbūt pataikėm pasirinkti lygą, nes tikrai buvo komandos absoliučiai panašios. Buvo viena kita jau tikrai silpnesnė, bet iš principo tikrai panašios komandos, panašaus lygio, ir čia galbūt reikėtų jums padėkoti. Pataikėt, parinkat, iš tikrųjų viskas super, viskas gerai. Aišku, ne viskas laimingai baigėsi, bet ką darysim, sportas yra tas, sakykime, sritis, kur niekada negali žinoti, kas kam atsitiks. Tikėkime, kad viskas tam mūsų žaidėjai nukentėjusiam bus gerai. Dar kartą ačiū vakar. Tikrai viskas super, tikrai viskas šaunu. Vienintelis minusas, kad rytoj vėl varžybos, vasario čempionate. Aišku, labai nesmagu, bet ką daryti, reikės eiti kažkaip ir bandyti žaisti. Galbūt tai vėlgi pridės papildomų jėgų, nors aišku, čia labai sunku kažką dabar tikėtis, kad rytoj sužaisim, bet žiūrėsim.